Sveiki visiems, kas prisijungęs. Šiandien darysim ispaniškus ryžius. Čia turim tokią keptuvę ispanišką. Įpilsim truputį aliejaus, daug nereik, tiek turi užtekti. Ir sudėsim, tegul kepa mūsų vištieną. Dabar dedam mūsų alkačiovą. Tai yra tokia daržovė. Ir sudedam mūsų papriką. Gerai apkepti. Čia turim jau viską apkepę. Tie prikepę patys skonį duos. Dabar suvarom vieną kubiką vištienos. Ir pilam kepto padažo tomato. Jisai viską ir atitrauks. Daug nepilam pusę. Tas viskas šokinės. Duos gerą skonį. Jau pradėti šokinėti. Padažas rūgštus yra. Kaip matot, nieks man nepritraukė nieko, viskas atšoko. Visas skonis pasiliko vištienui. Perduos į ryžius. Dabar didinam dujas ir pilam vandenį. Vandens turi būti maždaug iki tų vadinamų vinių. Dabar duosim užvirti ir pavirsim kokį pusę valandos. Man pavirė jau pusę valandos. Aišku, vanduo nugaravo. Mes turim įlaikyti iki tų vinių tariamų. Dabar dapilsim vandens iki vinių ir kai užvirs dėsim ryžius. Dedam dar azafrano kolorantės, kad mūsų paėję ryžiai būtų gražus. Tiek užteks. Galim dėti ryžius. Ir per 16 minučių mums turi išvirti ryžiai. Čia verda gerai. Liko dar 10 minučių. Mūsų ryžiai ispaniškai jau paruošti. Pažiūrėkit, kas čia gavosi. Pasaka. Dabar jungiam dujas lauk. Ir paliekam ant 5 minučių. Čia mes turim susipjauti salotas. Įdėsim truputį druskos. Ir čia mūsų ispaniški ryžiai. Užsigert mineralinio vandens. Šalto. Ir tie ryžiai valgomi iš pačios keptuvės. Kas gali lėkštės dėtis. Žiūrėjom, kas čia gavosi. O čia gavosi pasaka. Taip, kad visiems prie stalo, visiems skanaus. Ir iki sekančio.